Sveiki! Šiuo kroatišku individualiu kario daviniu atidarysime naują pasaulio regioną mūsų kolekcijoje – Balkanus. Tai yra vienas iš davinių, kurį galima būtų priskirti kuprinių kategorijai, kaip pavyzdžiui itališka. Jis nėra toks didelis, bet tikrai didesnis už panašų čekišką, brazilišką, lenkišką didesnis jisai. Plastikas tikrai panašus į brazilišką, nelabai traškus, bet labai tvirtas. Pakuotė neturi daugkartinio atsegimo mechanizmo, todėl kai mes ją praplėšime, net norėdami tik tai persipakuoti turinį, jau nebegalėsime sugrąžinti ir taip pat sandariai uždaryti. Ant pakuotės nėra daug užrašų, viskas užrašyta 3 kalbomis – kroatiškai, angliškai ir prancūziškai. Natūralu, nes Kroatija yra NATO narė nuo 2009 metų. Parašyta, kad davinys pagamintas pagal Kroatijos standartą 2937. Geriausia suvartoti iki nurodyta ant pakuotės. Spausta tokia data. Natūralu, mes gauname tik tai pasibaigusio galiojimo davinius su retom išimtim. Laikyti sausai, kambario temperatūroje ir nurodyta, kad Podravka įmonė pagamino šitą davinį. Koprivnica Kroatijoje yra gamintas kroatiškas davinys. Gražu, kaip lietuviškas. Lietuvoje kažkada buvo gaminamas, ne? Matome, kad reikia atsakingai tvarkyti atliekas ir yra netgi nurodytas barkodas. Įdomu, ar mes čia jį drąsiai galime nusipirkti kažkur tai, ar čia nurodytas koks nors meniu ar partija. Ir tiek užrašų ant šios pakuotės. Bandykime lįsti į vidų, bet nėra jokio lengvo atsegimo mechanizmo. O, atsiplėšė visai lengvai. Skanus kvapas. Viduj kažkas tai panašaus, tie patys užrašai atkartoti, ta pati įspausta data, tik tai jau kartoniniai dėžutė. Čia apie sandarumą mes nekalbame. Šitą lipni juostą tiesiog laiko dangtelį. Turinys visas blizgančių pakuočių. Viršuje labai graži šokolado plytelė, 70% kakavos. Skanus šokoladukas turėtų būti ir tai, kad jis yra viršų ir toks spalvotas labai maloniai nuteikia. Iš karto žinai, kad gali gauti energijos dozę, greitą ir smagią. Šios pakuotės užrašytos jau tik tai kroatiškai. Vėl reikės spėlioti, kas tai yra, bet čia matom instant napitek sokusam narančia. Turbūt apelsinai. Apelsinų skonio, tirpus gėrimas su vitaminais, 9 netgi vitaminai. Tokių gėrimų yra 2. Instant čarny čai с аромом бревскви, обогащенным с витамином С. Tirpi juoda arbata su aromatu ir vitaminu C, 30 gramų. Čia kaip vengriškam turbūt gėrimukas. Gėrimai tuo nesibaigia. Instant kakao napitak. Kakavos gėrimas su kalciu, kaliu, magniu ir vitaminu. Dar vienas gėrimas. Antras kakavos gėrimas. Džiovinti ananasai. Čia yra kažkokio duonelės sausainukai. Papaja. Džiovintų vaisių vėl papajos turim. Kokošė juha. Instant bez kuchanja. Tirpi košė. Kažkokie tai. 3 pakuotės keksiukų po 85 gramus. Duonytės pakaitalas. Silky and Cool. Drėgnos servetėlės. Refreshing Vibes. Nusivalyti. 24 valandų davinys. Pusryčiam, pietam ir vakarieniai. Med cvetnai. Medutis visiškai kaip lietuviškam davinyje. Tokioj pačioj pakuotė. Tokio paties kietumo turbūt. Geriau negu ukrainietiškam, kur viskas išbėga. Šumi tverdai kama bombon. Čia, man rodos, yra irisiukai. Kakaviniai irisiukai. Itališko davinio prieskonis nesibaigia tik tai pačia kuprinės forma. Viduje konservai. Ispaniško, itališko, irgi ant viršaus kažkas užklijuota. Govedi guliaš. Nors ir nemoku kroatiškai. Bet spėjau, kad govedi guliaš, kaip ir kitose daviniuose, bus jautienos guliašas. Dar geri konservukai. Piliečia pašteta. Tai čia bus turbūt vištienos paštetas. Miesnai narezak. Mėsos užtepėlė.
Ir Šarūno davinio mėlymiausia dalis, tai yra informacijos lapelis, kuriame nurodyti kiekiai, masės. O, visai čia neįdomu Šarūnui, kalorijų čia nėra. Šiame lapelėje mes matome, kokie produktai sudaro šį davinį, kokie yra kiekiai, masės ir rekomendacija, kada mes tuos produktus turėtumėm vartoti. Pavyzdžiui, beef gulaš, kurį mes turim, taip teisingai atspėjame, turėtumėm vartoti lunch priešpiečiams, chicken patė vakarieniai, o šijūnai čia bus instant chicken soup, vištienos riubytė, bomžpakis. Štai tokia sudėtėlė, kilgonio džiaugsmas, neturime jokių priedų, neturime nei dantų krapštukų, nei sausų servetėlių, nei šaukšto neturime jokio maišelio šiukšliams, tarkim. Galime išsiversti su tuo, ką turime. Išorinė pakuotė ir vidinė dėžutė. Vidinė dėžutė tai aišku pagal geriausius standartus, kaip ir prancūziškam, tuoj pat sudrėks ir tuoj pat subirės. Nėra labai taktiška, neturim nieko, ko galėtumėm susikurti ugnį, ar kitaip pasišildyti maistą, ar vandenį, kurio mums reikės užpilti visiems šitiems gėrimams ir sriubytei. Turėtų būti skanu ir sotu, tačiau papildų kažkokių tai įdomių tos davinių magijos nelabai čia matyti. Pabandykime paskanauti ir tai padarykime pagal sąrašą, pradedant nuo pusryčių. Štai rekomenduojamas pusryčių meniu. Turime kiaulienos dešą konserve, sausainukų, kad kiaulieną skaniau būtų valgyti, kakavos gėrimo tirpų, vaisių užtepėlę, rankom nusivalyti tokių servetėlių. Drėgnų. Pasižiūrėkime servetėlės. Labai jau mažytė tokia, bet jų 3 yra drėgna. Ui, kvepia priešas užuostų tikrai. Pakankamai drėgna, nusivalo neblogai. Aišku, jeigu labai būtų purvinos rankos, tai nežinau. Tiek ant bendros pakuotės, tiek ir ant šios pakuotės yra nurodyta, kad šiukšlės turime tvarkyti atsakingai, tačiau jokio šiukšlių maišelio mes neturime. Kakavos gėrimas. Išmaišykime. Puikiai kakava. Puikiai kakava. Kur mes turėjom tokią didelę kakavą? Ne, turėjom, o gal ir brazilišką. Labai puikiai kakava. Sausainukas. Štai kaip puikiai supakuoti sausainukai. Blogai, kad mes jų nebesusidėsime atgal. Jeigu visų nesuvalgysime, reikia tikėtis, kad jie tikrai labai skanūs. Ir mes vienu prisėdimu visą šitą pakelį sugraušime. Irgi aptrupėjo tokie krekeriukai matosi. Kokia yra problema dažniausiai daviniuose su krekeriukais, kad jie būna tiesiog beskoniai. Prancūzai turi idėją atskirai saldus, sūrus, paprasti. Čia labai malonus sūrus standartiniai tokie krekeriukai. Labai malonaus skonio. Tikrai nei kieti, kaip lietuviški, lenkiški, nei labai jau, kad būtų trapus tokie. Daug skilučių. Užtat lengvai atsikanda. Labai skanu. Ir pabandykime mėsytę. Viskas tikrai lengvai atsiplėšia, išsipakuoja. Dažnai konservukai, kurie yra va tokie va metaliniai daviniuose, neturi šio greito atidarimo mechanizmo. Ir nors tai negelbsti mums patogiau nešiotis, tiek šiukšlių liks daug. Bet atidarant pakuotės mums nereikėjo peilio. Kiaulienos putėsiukas toksai. Sutinki, kad labai skanūs ir sotus pusryčiai. Bet nepamirškime, mes dar turime ir vaisių. Pusryčių desertas, kažkokie vaisių užtepėlė, marmeladas. Pabandykime šitą užtepėlę. Labai skysta ir labai saldi. Nepasakyčiau, kad labai skanu. Pusryčiams apsibočiau šitą kiaulieną. Na, aišku, cukrus suteiks daug energijos. Gal ir nėra tai blogai. Bet vieno valgyti praktiškai neįmanoma.
Jeigu ne šitie krekeriukai, kurie beje yra sūrus. Bet su jais yra skanu irgi. Toksai pakavimas, tu visągi atsidarei ir turi arba išpilti. Būtų smagu, kad jis būtų išspaudžiamas toksai, užsukamas, kai būna tyrelis. Tai galėtum tiesiog čiulptelti porą kartų, pasriūpčioti einant. Patogesnė, tokia mobilesnė pakuotė būtų. Ekspertui geriausiai yra krekeriai su šita kiauliena. Štai tokie pusryčiai, sotus, net jeigu nepatinka mums tas sirupas, kiaulienos ir krekerių tikrai užteks. Davinyje yra numatytos ir 2 užkandžių sesijos. Abiejų užkandžiavimo sesijų metu mums siūloma atsigerti apelsinų gėrimo. Pirmos užkandžių sesijos metu paskanauti saldainiukų, kakavidžių. Antros užkandžių sesijos metu džiovintų ananasų. Taigi, pažiūrėkime gėrimuką. Čia neturėtų būti nieko ypatingo. Apelsininis, vitamininis gėrimas. Kaip kvepia apelsinais. Kvepia. Ne pats geriausias, bet tikrai puikus gėrimas. Atsigerti galima. Saldainiukų. Ne visai čia ir jisai. Kiekvienas supakuotas atskirai. Čiulpinukas. 10 saldainiukų. Visos paros metu galima pakankamai užsičiulpti. Tikrai nebus nuobodu. Galėtų, aišku, būti truputį daugiau skonio saldainiukė, bet užtat neįkyrus galima tikrai ilgai čiulpti. Šiek tiek kakavos, energijos niekada nepakenkia. Na ir ananasai. Standartiniai džiovinti ananasai. Tikrai skanu. Ir saldainiukai, ir gėrimas, ir džiovinti ananasai. Pietus gausiausias dienos maistas. Čia mes turime jautienos guliašą, aišku, sausainukus, džiovintą papają, juodos arbatos gėrimą su vitaminais, vištienos sriubytę ir, aišku, servetėlę nusivalyti. O bonusui turime 70% kakavos šokoladą. Vištienos sriubytė, bomšpakis, nieko ypatingo. Standartinė sriubytė, kokią esame įpratę matyti parduotuvėse. Tikrai atrodo tų makaronų daugiau, čia vandens tik tai labai daug mes turime. Numatyta šitą 17 gramų kiekį sumesti į 200 ml vandens. Kolegos padavė daugiau vandens, bus biškis kistoka, duokime sriubytei pabrinkti. O kad negaištumėm laiko, iškart skanaukime jautienos guliašą. Čia užklijuota visokių užrašų. Na, irgi greito atidarimo, brūdas. Gerai, kad mes šį davinį ragaujame studijoje, o ne kažkokioje išvykoje gamtos vidury. Kaip visada sakėme, daviniai mus žavė savo magiją, kad vidury laukų, vidury nieko gali greitai susikurti tikrą puotą su šiltu maistu. Tai šituo atveju mums tikrai nieko nepavyktų, nes sriubai reikia karšto vandens, guliašą taip pat reikia pašildyti, o priemonių tam davinyje nėra. Liktume arba nevalgę, arba nelabai patenkinti, grauždami šaltą maistą. Turint omeny, kad guliašas, taigi ten guliašas sriuba, plaukiantis riebalai. Sausa užpilama sriuba taip pat nėra labai skanu valgyti. Studijoje viską turime, todėl skanaukime sriubytę. Super. Labai malonus buljoniukas. Tikrai viena geresnių užpilamų greitų sriubyčių. Nėra daug tų makaronų. Jie tokie irgi lengvi, palaidi. Labai tokie švelnus, purūs, skanus tikrai labai. Buljonas, jis net ir atrodo kaip buljonas. O jeigu mes būtumėm dar mažiau vandens pripylę, iš viso jis būtų tirštesnis. Ekspertas labai norėtų paragauti, nes jam taip kvepia, netgi kvapas yra, taip, Klodai. Dėja, jam vištienos negalima. Ir tie makaronai tokie, jie nėra plasmasiniai, nėra guminiai, purūs. Sriuba jaučiasi kaip sriuba. Ne kaip užpiltas kažkoks tai cheminis darinys panašus sriubos skonio. Dar tos petražolės plaukiančios. Puikiai padaryta. Kaip naminė. Liuks, super, nuostabu. Jautienos guliašas, pašilęs jis atrodo daug gražiau. Kokie mėsos gabalai, jautiena. Daug visokių plaukiančių brudų. Gaila, neturime jokios duonytės, kuri būtų minkštesnė ir šitą sunką galėtų sugerti. Sriuba yra tikrai skani. Jautiena neypatingai. Bet lyginant su kitais daviniais, toksai naminis maistas
Jokių svetimų tokių skonių, svetimų prieskonių, cheminio skonio. Tik jau pradedi kabinėtis, kad jautiena nepakankamai yra. Tai reiškia labai neblogai. Dar įdėtumėt, kuo pasišildyti, kroatai. Pagrindiniai pietų patiekalai, sriuba ir guliašas tikrai skanus, atrodo kaip naminiai, labai maloniai nuteikia, bet mes dar turime šiek tiek ir deserto, kaip be jo. Pasisaldinkime gyvenimą, turim instant čarny čai, juodos arbatos gėrimą su kažkokiu tai romantu ir vitaminu C, bet čia jau matome, kad kroatai nesicatskina ir lipdukus klijuoja taip, kaip nori. Pavyzdžiui, pakuotė atsiplėšia apačioje, matome įkirpą, o lipdukas yra atvirkščiai, tai reikėtų taip plėšti. Maža problema, svarbu, kad gėrimas būtų skanus. Štai milteliai, primena mum Braziliją. Juoda arbata. Kaip aš ir sakiau, toks pat gėrimas, tokio paties saldumo, kaip ir vengriškame. Aš raukausi ne dėl to, kad rūgštu ir ne dėl to, kad karšta, o dėl to, kad saldu. Praskėdėme šiek tiek, kad tikrai atitiktų nurodytas normas, 300 ml vandens ir 15-30 gramų šito miltelio. Skonis biškį pasikeitė, bet vis tiek per saldu yra. Bet dabar geriau. Tikrai geriau. Pietums mums siūlo taip pat užsikasti papajos. Turėtų būti kaip ir ananasai. Lygiai taip pat sunkiai atsiplėšia. Skaniai kvepia. Tokie gražus papajos gabaliukai. Labiau jauti cukrų negu patį vaisių. Na ir tikrai gražus šokoladas. Aš jį palikčiau vakarieniai. Bet rekomendacijos yra pietums. Hermetiška plastikinė pakuotė šokoladukas. Čia irgi turi atsiplėšti. Štai koksai. Ekspertė gaila tau negalima. Būtų smagu dabar užsigerti, pavyzdžiui, kokios kakavos. Arba tai irgi būtų neblogai, bet nu čia jau ir taip saldu. Šitas šokoladas juodas, 70% kakavos. Nėra jisai labai saldus, kaip ir turėtų būti šokoladas. Rūtos šokoladas yra geresnis. Tik tai kodėl pietum tiek daug? Vakarieniai mažiau liko. Nuo šokolado irgi nesinori miegoti, bet kakavą mes gersime prieš miegą vakare. Ir po sunkios tarnybos dienos turime vakarienę. Vakarieniai turime kakavą, matytą pusryčiams, kaip ir visur. Keksiukai, sausainiukai, medaus turime, vištienos paštetą, kažkas tai naujo, pipiriniai sausainėliai. Nėra kažko tai daug, paskanaukime pradžiai pipirinių sausainėlių. Čia imbieriniai sausainiai. Imbieriniai sausainukai ir kakava. Nuostabi vakarienė. Maloniai kutena burnytė. Labai maloniai. Vištienos patė. Fui, kokia šlykštynė. Kvepia normaliai, skaniai, turėtų būti skanu, kaip ir viskas šitame sausiake. Vištienos paštetas. Irgi labai natūralus skonis, labai skanu. Gaila, tau negalima. Medus, tai kaip susikristalizavęs, toks grynas cukriukas. Baisus. Tikrai baisus medus. Pats prasčiausias elementas viso šito davinio. Kroatiškas sausiakas sukelia dviejopus jausmus. Iš vienos pusės labai puikus maistas. Visi patiekalai skanus, turbūt vieni skaniausių iš visos mūsų kolekcijos. Puikios porcijos, tiek savo dydžių, tiek patiekalų parinkimų. Yra nuostabu, kad numatyti ne tik 3 pagrindiniai maitinimai, tai yra pusryčiai, pietus ir vakarienė, bet ir 2 užkandukų sesijos. Ir visiems tiems etapams yra numatytas meniu. Tačiau palikta laisvė, kad mes galime patys keisti, ką kada valgyti, priklausomai nuo mūsų situacijos. Tačiau iš kitos pusės
Nėra jokių priedų suteikiančių davinį autonomiškumo. Neturime kuo pasišildyti, nėra įrankių, kuriais valgyti, sausų servetėlių, neturime tos magijos, už kurią mes mylime davinius. Vidury laukų iš niekur nepasidarysime nuostabios puotos su karštais patiekalais. Taip, kai taip galime pasidaryti su lietuvišku senu žaliu daviniu. Todėl nors ir labai skanus, tačiau civiliniam gyvenime šis davinys yra tiesiog skanių patiekalų rinkinys iš paprastos parduotuvės. Ačiū, kad žiūrėjote.